Bendruomenė įsikūrė beveik prieš 2 mėnesiais, gegužės mėnesį, 22 dieną. Bendruomenė įsikūrė dėl to, kad labai matėte iniciatyvus ir nuostabus pas mus yra žmonės, norėjosi veiklos, kad visi būtų laimingi, nuostabus ir galėtų toliau vykdyti veiklą. Mūsų bendruomenė yra žmonių tiek, kiek prisideda visi savo darbu. Mes nerenkam jokios rinkliavos, nieko. Kas prisideda savo darbą yra bendruomenės nariai. Įvairiai turime įvairiausius renginius, susitikimus, susibūrimus, taip pat sprendžiame įvairiausias mūsų bendruomenės žmonių iškilančius klausimus, problemas taip pat įvairiausias. Bendruomenės namai. Bet yra numatyta kurti pas mus amatų asociacijos centrą. Numatytas kurti amatų centras, kuris vienytų visus žmonės. Matėte, kiek yra daug įvairiausios veiklos ir norime apjungti vieną vietą. Todėl, kad labai nuostabų žmonės ir nuostabi aplinka. Kas čia atvažiuoja vėl nori sugrįžti. Apie duonos, tai reikia 2 ryto užmaišyti per dieną, paskui ant rytų, kitą rytą reikia išminkyti ir tada jau paauga ir tada kepa. Ir pyragą tai tą pačią dieną užmaišai, biškį paauga, išminkai ir tada dar galima kartą šminkyti ir tada deda jau šplikutės ir kepa. Tokių labai jau tik, kitokių labai nedaug prastus, tai įsikepam pyragus. Jau gal tokį daugiau kaip 40. Anksčiau buvo iš molio pečiai, iš plytų prastų, o jau dabar padarytas iš koplių. O šitas kaimas kaip formavosi ir kūrėsi, užsiėmė ir gyvulininkystę, ir žemdirbystę, ir bitininkystę, ir medžioklę, ir žvejybą. Žmonės gyveno iš to, ką patys kūrė ir dirbo. O kada statėsi ir kūrėsi kaimas, tai statė vienas jau meistras būdavo, kad vadovauja jau pagrindinis toks stalius ir statė vieni kitiems. Padėjo, ėjo talkosna, kada kūrėsi ir formavosi kaimas. Tai yra toks tipinis gatvinis rėžinis kaimas su labai gilia istorija. Buvo karališkasis kaimas, nėjęs, tai yra, kad nėjo lažo, duoklę atiduodavo tik pinigais ir eidavo talkom. Rūpinamasi istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimu. Skatinama vaikų, jaunimo ir kitų bendruomenės narių kultūrinė ir dvasinė tobulėjimo veikla. Čia gimus ir augus. Ne šituose namuose, tėvelio namuose gimiau, kidzibau, o ištekėjau Naujienose. Tik 3 kilometrai netoli. Paskui kita sesuo buvo, to išėjo Vilniun, brolis buvo išėjo mokytis, net Kaunan, o tėveliai nuseno ir nėra kam padėti jiems gyventi. Mes kepėm ir anksčiau tas kapkas, bet kepėm kitaip, kepėm iš vandenio, pamaišėm, paspirgėm ir pakėpėm. Sumalti reikia pirmiausia grikius, jeigu norim babkos. Tai turim tokį malūnėlį nuo senų senovės. Ir dabar sukam girnas, kaip teka saulė tą pusę. Bet čia yra tokis kaištis, tai jis slankiasi. Tai reikia, kai arba didesnėjim gabaliukais, arba smulkiau miltus, tai tas reguliuojasi. Taip, kad dūmai išeitų, ten dabar suodžiai byra. Čia yra pečadangstė vadiname. Ir koks pečius. Ilgas, dabar čia plytos sustatytas, mes baravyku išdžiuvinam. Iškepi blynas, tai išimam, apverčiam, čia sudedam, padedam, kad šiltos būtų. Paskui lašinukų, kiaušinių. Ir bandas kepam. Kai bandas kepam, tai čia nereikia, bet pakūrenam, išlojam žarijas visas, kad būtų padas lygus, ant kopūstų lapai yra tokia lyžė, ten turbūt yra šitam muziejui ta lyžė. Čia yra apmetimas, jo pradžia, siūlus apmeti, tada jį nuimi, gaunasi gyja, po vieną tą ir vėl mesga ir mesga, tai padaro tokias vadinės. Man šitą visą padėjo, tai dar amžinatelsi Batarlienė. Čia jau yra jau sudėtinga, čia jau imi raštus ir verti. Tai šitą tai mes jau tikrai nesugebam. Tiltų kaimo kryžius. Statytas Tiltų bendruomenės iniciatyva, kuomet Tiltų kaimui sukako 230 metų nuo to laiko, kuomet paminėtas archyviniuose šaltiniuose. Pastatymo dieną buvo kryžius pašventintas, buvo koncertinė programa, į kur žmonės susirinko ir ši kryžiaus pastatymo data tapo kaimo šventės data. Matot, mes turime labai nuostabų gražų ežerą.
tvenkinį. Yra užtvenktas upelis Geluža. Bendruomenės nariai atvažiuoja čia maudytis, dalyvaujame akcijoje Darom ir kviečiame visus taip pat atvykti ir išsimaudyti.